7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Teko tos pralaimėjimus, kur atrodo vis sugrįžinėdavo iš to ženklio deficito. Bet ko pritrūkdo tavo akimis, kad dar tos kelius žingsnius dėtumėt ir jų galbūt perlaužtumėt? Aš žinau, gal koncentracijos šiek tiek buvo tokių durnų klaidelių. Nežinau, tiek aš asmeniškai nuo tokių vaikiškų klaidelių, kai, nežinau, paimu kamuolį, nežinau, galiu varytis, bet ne, ieškau mažų kam nusimesti. Ir jie baudė mus šiandien per, nežinau, tai iš mūsų klaidų baudė per greitą puolimą, nežinau, po pirmos pusės, ten atveju gal apie 20 taškų buvo jau greitam puolime ir turim būti gal šiek tiek, nežinau, nebaudot taip, kaip mes šiandien baudavom. Ten ant tų metimų žinom, kad tas pats Osmanas ir Heisas Deivisas, jie mėgsta neflopint, bet kai meta tritaškį, tai jau skės kojas ir bus bauda. Tai mes labai ir prieš varžybas tą akcentavom, bet vis tiek mūsų pagavo ir tai labai skaudėjom. Atrodo, startavot su labai gera energija, 11 buvo, man atrodo, antro šanso taškų pirmam kėliny iš 27. Tie offensive reboundai tada ir prieki buvo, bet kas pasakė antram kėliny, kad pametė tą ritmą, tokią energiją? Tai jo, tai pirmą kėlinį gal 5-6 offensivai buvo pas mus, o per antrą tik vieną. Tai parodo mūsų, kaip mes truputį gal atleidžiam tą gazą ir, nežinau, gal per daug atsipalaiduojam, nėra tos koncentracijos. Čia gali vardinti ir vardinti, bet negalim nuvertinti varžovo, nes vis tiek tai yra labai gera komanda, finalinio ketvirto lygio komanda, tai nežinau, iš mūsų klaidų jie išbėgo, subaudavom ne ten, kur reikia, nubaudė, tada kelios tokios baudos, jie pagavo ten tą emociją, tai labai sunku. Ar čia kažką pozityvumą galima įsinešti, kad Žalgiris tokia talentinga komanda gali taip sukovoti, bet, aišku, pritrūksta visai pralaimėjimus. Tai mes visada visi žinom, su kuo galim žaisti, tai yra su bet kuo ir tikrai už šį sezoną ne vieną tokią, nežinau, neblogą komandą nugalėjom, nežinau, tiek namie, tiek išvykose, tai tikrai mūsų tas rezultatas rodo, kad galim žaisti, tai nežinau. Kiek pats dabar čia galėjai, nežinau, koks tavo buvo, kiek pasveikai per tą laiką per savaitę, išėjai iš karto startą? Tai jo, tai sakiau, jeigu negalėsiu, tai nežaisiu, bet nežinau, pasidariau apšilimą, tai nežinau, jaučiausi gerai ir žaidžiau. Kaip per tą savaitę viskas keitėsi, nes iš pradžių ir pats kalbėjai po Valensijos rungtynių, kad ir ta koja ne ta, kuri ištampyta, čia gali būti visai rimta. Kaip reagavo visus kūnas ir kaip keitėsi, nežinau, ir tos prognozės ir tas matymas, vertinimas? Tai čia, nežinau, gali čia prognozuoti ir viską, bet galų gale viskas yra nuo pačio tavęs, nežinau, kiek tu įdėsi laiko į savo atsistatymą traumos ir, nežinau, tikrai labai geri daktarai pas mus tikrai pasirūpina, tai kiekvieną dieną, nežinau, ledas namie, paskui į areną procedūras, tai, nežinau, tai ta koja nėra, kad atrodytų kaip sveika koja, bet sakau, šiandien jaučiau, kad galėjau žaisti ir sakiau, kad žaisiu. Čia dabar kažkiek su rizika dar žaidė, nes, sakai, nesi dar pasveikęs, negu pilnai. Nežinau, žaidžiau šiandien iki galo, tai nematau gal tas rizikas. Nes turim nėra apribojimai, kažkaip jauti, kad kažkaip dirgina rungtynių metu. Neatsimenu.